Kažkas jau nori nuotraukų, taip kad reikės daryti savo darbą, dėl ko aš čia ir esu atvažiavęs, tai yra fotografuoti. Atvarė draugelis. Ką draugelis? Šiandien ragausim kengurieną, strutieną ir, kaip visą laiką ką valgom, tai jautieną. Tai varom į laukus ir išbandysim šitą Felko 8 sekatorių. Sveiki kolegos, praeitoj serijai pradėjom genėjimo darbus, tai šioj serijai genėjimo darbus tęsime toliau. Pirmiausiai spėkit, ar yra išrautų sausmedžių eilinį kartą. Nu gerai, apžiūrim, lemiamas momentas, ar varnas vis dar rauna sausmedžius ar ne. Čiuriuriuriuriu, iš pirmo žvilgsnio man atrodo, kad neberauna. Nu, kaip sakant, 3 kartus nusispjausiu, bet dabar kiek žiūriu, nu gal tikėkimės jom jau atsibodo ir jos neraus, nes nu dabar jos vis tiek išsirovai pasižiūrėjo, kad viduje jokių sliekelių nebėra, kaip pirmą kartą buvo. Ir tikiuosi, kad viskas nu visgi neišrauta, nu bent jie gerai. Pumpurėliai yra. O, tai šitie daug jau daugiau pumpuriai įsiskleidė. Šitie prasiskleidę yra. Šitie yra neprasiskleidę tiek daug, o tuomet sekant eilė vėl turėtų būti prasiskleidę. Jo, taip ir yra. Tai aš kas antrą eilę sudinau, tai kaip matom vieni yra ankstyvesni. Na, šiuos metus bandysiu dar užbaigti su savo Baby Edition Fiskars sekatorium tuo, tai lauką testi nugenėjau. Tai ir šitą lauką mėginsiu dar su šituo, o kitais metais jau žiūrėsim kažką rimčiau nusipirkti. 12 seconds later. Nesąmonė su šituo susignaviau rankas, va, jeigu matot, jis tiesiog gnybė. Ir visai, kad toj pačioj vietoj, man ranka gnybė. Aš su juo, kai genėjau tas jau storesnės šakas namuose, jis turbūt pasislinko tie ašmenys gal iš šono. Dabar visą laiką man prignybė ranką ir va šitoj vietoj va, net atsirado koksai, kraujosruva tokia atsirado. Tai nusprendžiu visgi mesti šitą laukan ir dabar nusipirkti normalesnį. Na, tai nusipirkau visų čia taip jau rekomenduota, tai yra Felko sekatorių. Nežinau, visi čia labai jau gyri tą Felko, visi, nu gerai, sakau, nusipirksiu ir aš jau čia tą Felko. Tai va, nusipirkau, yra skirtingo dydžio ir skirtingom rankom tie Felko, tai buvo kairiarankių, dešiniarankių, tai aišku pasėmiau dešiniarankių, nes aš dešiniarankis. Ir buvo rankų dydžiai, visai galvoju, kad mano rankų dydis nėra didelis, bet ten ant tokio uždėjau matuoklio tokio, sako, uždėjau, tai bliam, pasirodo, kad mano ranka yra pati didžiausia, kokia tik tai buvo ta matuoklė. Ko aš žinau, atrodo ranka kaip ranka. Jo, tai turbūt aš toksai didžiarankis esu, nu gerai, nesvarbu, tai vienu žodžiu, tai pasėmiau šitą L. Ką? Tai padarom unboxingą, išpakavimą Felko sekatorius, o ne katiliūzai. Žiūrėk, katiliūzai. Felko sekatorių nusipirkau. Tai, pažiūrėk, katiliūzai. Neįdomu. Katiliūzai neįdomu. Felko sekatorius, nu gal jums bus įdomiau. Gerai, tai ką, pažiūrim, kas čia per daiktas. Tai ir Felko sekatorius, visas reikalas. Tai varom į laukus ir išbandysim šitą Felko 8 sekatorių. Tai turime kaip tik pašalusią šilaugę, kaip viršus pašalės, tai pažiūrėkim, kaip nukirps dabar jisai mums tą. O, gerai nukirpo. Anksti sakyt, kai praeisiu per kokį 1000, tada pasakysiu, tada ką nors nukirpti. Jeigu ūglių yra daugiau, tai palieku 2, o kitus iškerpu ir aišku, tuos visus pašalusius. Tokį pašalus irgi kerpam lauk, nes tai ką, jisai visas sušalęs ir pažeistas. Dar jeigu randu tokių irgi pažeistų kažkokie tai šiaip irgi aš juos iškerpu, nes neaišku, kas čia yra. Irgi turbūt nuo tiesiog pažeisti mechaniškai ar dar kažkaip, tai aš juos irgi tuomet tokius iškerpu laukai. Žodžiu, visą, ką randu pažeistą, viską kerpam laukan. Va, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, kokio dydžio yra, žiūrėkit, ūgliai, bet, kaip matom, tie ūgliai yra nušalę, taip kad juos reikės nukirpti. Beje, čia yra tas Chandleris, tai Chandleris labiausiai bijo šiaip šalčio, tai, iš tikrųjų, jis labiausiai yra nušalę. Gaila, aišku, o kokio dydžio šitas sekantis ir, kaip matot, yra pašalęs. Galim pažiūrėti, kaip iškirpti storesnį, radau kaip pavyzdį, nes jisai auga iš šono, tai man netinka, kad iš šono auga, tai visus augančius iš šono taip pat kerpu, tai va, truputėlį storesnis, pažiūrėkim, kaip susitvarkysiu su storesniu. Blemba, šiaip iš tikrųjų nežinau, žinokit. Kažkaip, jeigu atvirai, tai iš to Felko aš tikėjausi čia daugiau, nes visi taip jau išgyrim ant tą Felko. Toks va uždarai, atrodo kaip priliptų su guma kažkokia, tai toks po to atšoka toksai. Suspaudė, atšoka, nežinau. Va, dar kartą. Kerpa gerai. Nesvarbu, su kuo genėsit, dirbti, aišku, vis tiek reikės. Na, darbus pradėti yra labai sunku, aš neįsivaizduoju, kaip čia reikės įsibėgėti šiais metais, bet, žiauriai sunku, nežinau, negaliu niekaip pradėti dirbti, tiesiog
tingisi, nu, tiesiai šviesiai tingiu pradėti dirbti. Kažkaip po truputėlį bandysim įsidirbti, darbuotis, nes to dabar darbų dar nedaug, bet nu, vis to jų bus labai daug. Nu, kaip nors vis tiek reikia prisiversti ir reikia eiti dirbti, vis tiek reikės kažkaip. Tai. Toks jau tas žemės ūkis. Nors taip gerai yra nedirbti ir nieko neveikti. O, die, kaip būtų gerai. Sėdėt, gert kavą, žiūrėti serialą. Lidle buvo strutis, tokio dar nesam valgę, tai šiandieną pamėginsime mes strutienos kepsnį. O, žiūrėkit, kokie kepsniliukai eina, sako, kokie mažliukai. Tai iš visų turėsim 6 gabaliukus. Na, gal ir užteks vienam kartui, nors bliam. Tai po 3 man 3 mygliai, nežinau, o tau katiliūzai nieko nelieka, pažiūrėk, įvertink, ką apie strutį pasakys. Salotos paruoštos. Strutis ir batatai laukia savo eilės. Katiliūzas jau paragavo, įvertino labai gerai. Va, kampą nupjojau, tai labai jau jam čia patiko tas strutis. Labai skanus strutis, toks kaip jaunystėje aš medžiodavau savanoj. Na ką, pirmas stručių gabaliukas gyvenime. Antras stručių gabaliukas gyvenime. Ką, žinau? Skanu. Ko, katiliukai? Lemon, nežinau, nieko negaliu pasakyti, šiaip skanu tikrai. Man skanu, man patinka. Bet kažkokį išskirtinių skoninių, tai nejaučiu. Bet skanu. Lemon, reikėtų kitą kartą specialiai padaryti strutį ir padaryti jautieną. Ir šalia palyginti, nes dabar labai sunku palyginti, kai vieną tą strutį valgai. Jo, lemon, jeigu dar bus stručių, reikės nusipirkti. Ir padarysim jautienos kepsniuką, stručių kepsniuką ir pamėginsim paragauti, kuris yra skanesnis. O, bliamo, čia tai sugalvojau gerą. Gerai, palaišjunk. Nereikėjo laukti visgi savaitės, Lidle buvo šventė, o šventė buvo ta, kad buvo vėl stručio. Ir tuomet buvo dar vieną dalyką, ko jau labai seniai norėjau, laukiau. Kažkada anksčiau buvau matęs Lidle, bet nu, čia visai atveža prekes tik kartą į 10 metų. Tai buvo kengūra. Taigi, šiandien ragausim kengurieną, strutieną ir, kaip visą laiką, ką valgom, tai jautieną. Pirmas pradėkim nuo tą, ką dažniausiai jau žinom, tai yra nuo jautienos. Ne, nuo jautienos, aišku, jautiena ir jautiena tikrai skanu. Jautiena labai skanu. Duokim operatoriui paragauti. Ponas strutis iš Pietų Afrikos Respublikos. Nežinau. Užrištų akis, nublema, žinau, kad realiai, turbūt mano skonio receptoriai labai yra lievi, bet neatskirčiau. Realiai neatskirčiau. O iškart galiu pasakyti, kad kengūra tokia minkšta, daug minkščiau pjaustusi, daug tokia mieliau atrodo. Gerai, vienu žodžiu, žinokit, šūdas netestas. Ta prasme, realiai, užrištų kas akis aš neatskirčiau, žinokit. Rimtai neatskirčiau, aš nesuprantu, čia aš ant tiek esu atbūkęs ant to viso reikalo. Ar čia iš tikrųjų, ta prasme, tas pats yra, nieko neatskirčiau, visi 3 skanus, visi 3 mėsa. Realiai, žinokit, nieko neatskirčiau. Paskutinis testas, dar kartą, kengūra. Jautis. Taip, tai kengūra yra tokia minkštesnė, bet sausesnė, jautis yra labai šlapias, bet gal aišku ir gali būti, kad jisai dėl to, kad yra didesnis, tai taip išėjo. Nu ir strutis. Sakyčiau taip, man asmeniškai, strutis ir jautiena yra panašesni, kengūra yra kitokia. Kengūra jau atskirčiau turbūt. Gal. Kengūra kitokia. Ir žinokit, aš visgi turbūt sakyčiau, kad man skaniausia yra kengūra. Tai katiliūzas labiausiai vertina jautieną, o operatorius sakė visi 3 vienodai. Daiktai supakuoti, mano tik tai tokia kuprinėlė ir taip čia, matau, Myglį prikišo dar ir savo daiktų belenkiek. Nu, man tai daug nereikia, porą maikių ir viskas. Nežinau, man tai užtenka, tai čia pergyvena, kad jie per mažai tos talpos, tai prisikišo, kaip matau, pilna. Jo, aišku, matau, čia pusė dalykų yra visiškai nereikalingi ir aš neįsivaizduoju, kam jie yra reikalingi. Katiliūzas, aišku, džiaugiasi, lieka vienas namuose. Ką veiksi katiliūzai vienas namuose? Aš vienas, kur norėsiu, vaikščiosiu, draskysiu baldus, primyšiu tau į batus. Na ką, kolegos, sveiki atvykę į Italiją. Kokių, žinai, itališkų žodžių? Ciao. Spageti, pizza, pomidoriukai. Padaryk. Aš daugiau jokių nežinau. Jo, pagrindinių žodžių žinom.
Štai ir jis, pirmas objektas, žymusis Koliziejus, tai mums čia prie viešbučio ganėtinai arti, mažiau negu 2 kilai. Šiaip ne taip, atsikapstėm. Aišku, ir visi šitie žmogeliai turbūt irgi ne ten pat, kur ir mes, tiesiai į Koliziejų. Na, žiūrėsim jų žmonių. Įėjimas, man atrodo, yra kiek? 19 eurų. Kažkas jau nori nuotraukų, taip kad reikės daryti savo darbą, dėl ko aš čia ir esu atvažiavęs, tai yra fotografuoti. Jeigu nefotkint, tai manęs niekas neimtų tokią kelionę. Nulipom tais laiptais žemyn, tai pasirodė, kad negerus nuotraukus, tai vėl turėjom grįžti atgal. Šiaip norėjau patekti vidų labai, bet nemanau, kad verta stovėti tokią eilę. Ir dar sumokėjau 20 eurų dviem. Jeigu neįlė, tai tikrai nueitume. Nu, bet nelogiška visiškai būtų. Stovėjo tokio eiliai. Kosmos. Į vidų turi patekimą netgi, kaip matot, gyvūniukai. Tai va per čia galim pamėginti, nebent pralyst. Na, bet aš tai storas netilpsiu. O ką čia tiek, aš reiškia, apklijuoti tokie popieriukai visur. Neturi ką užklijuoti? Nu, fantastiškai, jeigu užklijuoti turbūt. Jeigu užklijuosim, tai būsim labai laimingi. Tvorų specialiai ištverts, kad žmonės mokėtų pinigus ir patektų vidų. Nes per tvorą niek nesimato. Nes dabar kadras kaip ir neblogas būtų, bet ta tvoras tokia padaryta tinkluota ir niek nesimato. Tai tie, kur perikupai, mus vienu žodžiu tiesiog apgavo, kad nėra bilietų. Tai tiesiog tų bilietų yra kiek nori, nusiperki ir varai viskas. Ir be to jis kainuoja tik tais 16 eurų, net ne 18. Gerai, tai varom Koliziejų. O viduje vaizdelis štai toks. Tai yra žmonės, žmonės, žmonės ir dar kartą žmonės. Tai visą laiką praktiškai mačiau tik žmonių nugaras. Na ir prasibraus pro žmonės, tai galim pamatyti, kaip atrodo Koliziejus iš vidaus. Na ką, viena eilė baigta, varomės kitą eilę. Štai mes ir kitoj tvoros pusėje. Lemma, tas bilietas buvo vertas pirkti vien dėl to parko, ne dėl to Koliziejaus nesąmonė. Ir čia žmonių daug, bet jie taip kažkaip prasiskirsti, rečiau viskas yra. Jo, dėl teritorijų. Apsūpam dabar jam paniką jau iš abiejų pusių. Bet parkelis tai super. Na, galim konstatuoti faktą, kad anksčiau žmonės gyveno tikrai gražiau negu dabar. Viskas taip gražiai padaryta. Na, aš labai jau sugriuvė viskas, bet vis tiek matosi, kad labai viskas gražiai. Statulolė. Visų, kaip matom, silpniausia vieta yra kaklas. Tai va, nuo 9 iki 1 vien Koliziejų tiek laikų čia. Tai ir dabar net ne sezonas, aš nesuprantu. Tai kas čia būna vasarą, man labai įdomu. Miglę pamečiau, viskas. Vis tiek iš kelionės visi nemaniau, kad grįšim. Tai kaip matau, miglės nebėra. Susirado jaučiu kokį italą makaronų mylėtoją. Va, radau miglę. Ir įdomiausias vaizdas, manau, yra štai čia, kad įsivaizduotumėt, kas čia darosi su žmonių kiekiu. Vau. Ir taip visuose objektuose. Ir dabar net ne sezonas. Kur šefas rodys toliau? Gerai, visi paskui šefą. Sakė, varom dar ieškot, kur dar žmonių yra dar daugiau negu čia. Italai sako, kad viską ilgiau daro. Tokie tingesni, tai dar žiūrėk, kad jie dar kalėdą švenčia. Na, štai ir dar vienas objektas iš sąrašo, tai viskas nuobodu, aišku, kaip visą laiką, tai visi tą patį rodo. Ir aišku, man visą laiką kaip įdomiausia, tai kosmosinis žmonių lygis. Dar vienas objektėlis. Dar vienas objektėlis. O čia eilė nusifotografuoti prie veidrodžio. Jeigu tu žiūri per tą veidrodį, tai tau virš galvos būna tos lubos ir atrodo, kad tu tarp jų esi. Bet aišku, tokios eilės nieks nelauks. Tai vis galit pradėjo. Na, bet ne tuo metu, kaip žadėjo, tai sakė, kad šiandien lietus 85%, visą dieną nelyja, dabar jau vakaras 5 valandos, tai pradėjo lyt. Ir ten matom, kažkas tai atsitiko.
Na, nesuprasi, kad čia buvo visat krapau užtverta, bet ten nieks nevyksta, tiesiog pilna privažiavę gaisrinių, policininkų, bet tiesiog šiai atrodo taip, kad tiesiog gaisrinė atbula var ir visi žiūri. Tai va, ramus davais. Nusipirkau pamėginti Monsterį, tokį Lietuvoje dar nemačiau, aišku, be cukraus, negeriu su cukrum, bet aš asmeniškai tokį Lietuvoje nemačiau, kažkaip visus esu išragavęs tuos Zero Sugar, kur yra. Bet čia taip žiūriu, vitaminų gerai prifarširuota visokių, o pas mus tai tiek nėra tikrai vitaminų, čia B3 vitaminų yra 300, skaitykit, procentų, B6 300 procentų. Nu, toliau, kas čia pas mus yra, B2 vitaminai yra 250 procentų ir B12 vitaminai yra 500 procentų dienos normos. Oho, nu čia vitaminų tai taip normaliai pridėta, jeigu čia iš tikrųjų tiek yra, kiek parašyta, tai tu tą skardinę išgersiu ir Vatikane bėgom nubėgsi, kad to Vatikano. Veikia žegers. O žmogaus darbas - sieną valyti. Dar liko nemažai. Mano nuomonė, tu turi būti visiškas beprotis, kad tu dabar stovėtum šitą eilę. Tai jūs pažiūrėkit, va ten va yra va įėjimas. Ir tada ta eilė eina čia, ten, palei aną galą ratu, čia. Tada čia užsisuka. Ir tada čia ta eilė eina va ten vėl tolyn ir po to vėl užsisuka ir va ten eilės galas. Na, aš neįsivaizduoju, ta prasme, kas turi būti žmogui su galva negerai, na jeigu realiai taip, ne? Kad tu stovėtum tokią eilę, kad patekti. Nu, čia nesąmonė, yra absurdas. Gyvenime nestovėčiau, nežinau, kaip man reikėtų sumokėti, kad man pinigų sumokėtų, kad aš tokią eilę stovėčiau. Aš dar jūs apgavau, tai ten, va, kur yra tas eilės galas, kur sakiau, tai ten dar negalas yra. Tada dar va čia reikia eiti palei tą eilę ir įėjimas yra va štai ten pasirodo. Daug Vatikane aplink visur būstų žmonės prisistatė. O, kažkas namelis susipakavęs dabar. Atvarė draugelis. Ką draugelis? Tikiuosi neužpuls manęs draugelis. Sorry, chebrantas, neturiu ką duoti tau paėsti. Čia papuolimi prabangę gatvelę. Rolexai. Tiffany. Šito net nemoku ištart, ant kiek prabangus yra. Šito irgi, čia per daug rimti pavadinimai. O Hermes. Irgi nežinau, kaip tarėsi šiaip. Hermes. Jimmy Choo. O tai Giorgio Armani gali lįst po lapais čia. O Luisas. Šitų pavadinimų niekad nemokėjau ištart. Prada. Gucci, kaip be Gucci aišku. Nu ir pats prabangiausias McDonald's. Pirmas levelis. Antras levelis. Ir trečias levelis. Ten buvom. Ten irgi buvom. Ten buvom. Ten irgi buvom. Ten irgi buvom. Ir ten buvom. Tai atrodo visose aukščiausiuose objektuose, kuriuos matom buvom. Na puiku, Myglį čia jau būsiu kažko 2023 metais. Galim kelionę užskaityti kaip komandiruotę. Va, susipažinom su Pitagoru, Archimedu. Šitą paguglinsiu ir po to pasakysiu vaizdo įrašą, kad žinau, kas čia toksai. Dėdė, va kaip varo. Visai kaip aš jaunystėje irgi taip paridavau. Tai liet dar nereikia, purkšt negaliu, trešt irgi dar per anksti, tai dabar truputėlį darbai ir stoja, tai kaip ir, žiūrėsim kitą savaitę, ką, gal kažką tai sugalvosim, kaip čia tie orai bus, viską dabar dar per anksti daryti, liejimas dar iki liejimų sezonų, dar toli iki liejimų sezonų. Tai tiek šiam kartui, kolegos, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim po savaitės, jeigu bus kokių darbų atsiras, gal traktorių ir ratus apsisuksiu, žiūrėsim. Iki. Jeigu nesunku, paspauskit like, paspauskit subscribe. Ačiū. Iki.